Sveikučiai, žadėtas kalėdinis maratonas, kalėdinis haulas, kad ir kaip pavadinsi. Tiesiog kalėdinė tematika mano svinukai, mano pradėtukai, mano laukiantis rinkinukai ir schemos. Tai kol kas prieš jūs nesirodau, nes esu papuošta herpisu, ir šiaip yra dabar dar lapkričio vidurys. Jeigu spalio video minėjau, kad dar tikrai nenoriu tų kalėdinių darbų, tai užsinorėjau ir galvoju, reikia būtent dabar nufilmuoti šitą video, nes jau lapkritį noriu siuvinėti kalėdinius darbus, bet aš noriu jums parodyti, ties kur aš sustojau nuo praeitų metų. Tai tiesiog su ta intencija filmuoju dabar, įkelsiu turbūt į lapkričio pabaigą, bet tai nekliudys. Taip, tai atsinešiu kelis įrėmintus darbus, čia yra jie ne visi, nes vis dar pas mus remontai, kaip ir papuošimų nelabai turėjau, kažką biškutį radau, nes viskas supakuota dėžėse, nes gyvenam dėžių pasaulyje jau kelis metus, tai dar nieks neištraukta, lapkritis. Tai va, ištraukiu kelis rėmintus darbus, valiau, bet vis tiek dulkių yra, neištraukiu didžiųjų, nes aš turiu Riolis pelėdą žieminę, dar vieną autorinę tokį didelę, tai tiesiog jų čia neištraukiau, ištraukiau kelis mažesnius. Tai va. Ir ką noriu pasakyti, kad kalėdinis slešas žieminis. Čia yra special video, nes aš neatskiriu kalėdą nuo žiemos. Jeigu yra snaigės, jūs pamatysit, nors jeigu dizaineras snaigių, tai jau bus šitame video, nebūtinai tai turi būti kažkokie kalėdiniai motyvai. Ok, tai pradėsim nuo įrėmintų, kaip ir minėjau, ne visi, bet tam tikra dalis. Tai čia yra labai senai, visur dulkės, atsiprašau, seniai siuvinėtas mano vyrui dovana. Čia paimtas tiesiog Ikėjos rėmelis, čia net nestiklo su plasmasė, tai va matos, kaip yra pasibraižę. Matot, filmuoju su, kažkur čia buvo, su virtuvinė lempa, nes tamsu, lapkritis. Tai va, tai nežinau, čia buvo, man atrodo, nemokama autorinė, senokai siuvinėta, būna prie vyro darbo vietos namuose. Taip, atvirkščiai. Kitas mano mylimiausias kalėdinis darbukas ir mylimiausias pats siuvinys ir mylimiausias rėminimas. Valau ir čia nieks nepadeda. Taip, tai čia Dimensions Gold petitas. Siunėjau prieš kelis metus, siunčiausi iš Amerikos, nes Lietuvoje jų nebuvo. Įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio. Čia mano panelė, tuo metu, kai siunėjau, buvo panašaus amžiaus, jau dabar visa pana. Bet kai siunėjau, tokia amžiaus ir buvo. Tai čia vienas iš tų darbų, kur gana greit išsiuvinėjau, labai džiaugiausi, labai patiko ir esu labai patenkinta ne tik pačiu darbu, bet ir rėminimu. Pastebėjau turbūt, kad pasportas toks nelygus, tai jis yra veliūrinis. Na, ta tokia, gal aš jums parodysiu. Jis yra ne popierius, o tokia ale medžiaga veliūrinė. Tai kiekvienas kalėdas aš ją pakabinu prie eglutės. Nežinau, man pats sentimentaliausias, pats maloniausias mano iš visų kalėdinių, žieminių arba turbūt visų apskritai darbų. Labai vertinu, būtent prabangiai ir įrėminau. Na, taip atrodo prabangiai. Nežiūrime dulkės. Ale auksinis senovinis rėmas, veliūrinis pasportas. Neturiu, žinokit, labai ką pridurti, mano mylimas. Artimas, mylimas siuvinys. Žiūrėkit, viską atvirkščiai sudėjau. Taip. Kitas broškos stiklainis. Kaip matot, mėgstu rėmą tą patį kalėdiniam darbam. Tai taip, broškos stiklainis siuvinėtas ant blizgaus sevo. Gal ne šiek tiek matos, kad blizga jau irgi. Labai gražus darbas, patiko. Nieko labai nesugavau, kaip čia jų įrėmint, tai tiesiog į baltą tą, kuris man patinka rėmelį, aš jį kabinu kartu su kitu virtuviai. Tai
būtent virtuvėj jisai dažniausiai puošia, tai aš netgi atvalinėjau, stiklą dabar valiau, bet turbūt dar ne visai visur nuvalytas, ne tik dulkiam, bet tiesiog reikėjo nuvalyti, nes virtuvėj apstaško. Tai aš labai myliu savo darbus, saugau, bet ne iki išplatėjimo suprantu, kad šitie daiktai yra skirti, siuviniai yra skirti kaip įrėminti, papuošti namus, tai yra namų detalė, tai jinai gyvena tokį pat gyvenimą kaip ir visi kiti namuose esantis daiktai. Kitas su tokiu pačiu rėminimu, su tokia pačia medžiaga, jau turbūt atsimenat, kad labai nemėgstu šito blizgaus Evo. Bet turiu darbų ant jų, tai, kad taip nežinočiau, kad nepatinka, jeigu nebūčiau išbandžius. Tai čia yra schema iš knygos, aš ją turiu ir atsinešiau, parodysiu vieną iš tų, kur turiu kalėdinę siuvinių knygą, tai šitas darbas būtent yra iš tos knygos. Atsimenu, kaip aš žiūri nepatogu siuvinėti, atsispausdinau, tiesiog nusiskanavau, tiesiog nusiprintinau iš knygos tą paveikslą su printeriu ir ten buvo tokios mažos raidelės, visa kita. Bet čia vėlgi labai seniai daryti dalykai, tai dabar jeigu įsirinkčiau kažką iš knygos, o turiu vieną nusižiūrėjus, tai tiesiog persirinkčiau į XSD failą ir gyvenimas palengvėtų. Ir paskutinis, vienas pirmųjų mano turbūt primityvų schema, tai žinokit, neatsimenu, gal net ir iš interneto platybių. Irgi senai siuvinėtas, labai man patiko. Jo, čia buvo mano pirmasis, man atrodo, ir sampleris, ir pirmasis toks ant lino, man atrodo, čia. Nenoriu labai šviesnis atsispindėjęs, bet... Linas, jo, ir man atrodo, pirmą kartą aš ant tokio nelygios spalvos siuvinėjom. Kas man šitam darbe galbūt kliūna, aš gal dabar galvoju, kad visai gal čia būtų tikęs pasvartas, kuris susilietų su šitom žvaigždutėm. Bet tuo metu taip sugalvojau. O gal ir nesugalvojau, gal galvojau, kad būtent pridės rėmą čia. Nežinau. Tai dabar galvoju, kad gal reikėtų pridėti pasvartą arba du. Kokį nors čia liniją ploną raudoną ir tada baltą. Kažką. Bet iš tikrųjų tai pakabinu ir džiaugiuosi. Taip, išrėmintų tiek, bet aš turiu visą krūvą sutvarkytų ir nesutvarkytų kalėdinių žaisliukų. Tai jaučiu dedam ant stalo ir žiūrim. Jo, gal nuo plastikiukų pradėkim. Daug neapipavidalintų plastikiukų. Ui, nieko nebuvo. Nieko neįvyko. Taip, tai pradžiai rodau stiklainiukus. Va taip, 4 dimensions stiklainiukai. Kas žiūri mane ilgiau, keletą metų tikrai matė, kaip aš juos siuvinėjau, jie būdavo mano kelioniniai mašinoje. Ir siuvinėjami ne tik šaltuoju sezonu, bet ir dažniausiai būtent vasarom automobilyje. Tai štai, visi 4 baigti, nei vienas neapipavidalintas. Šaunu, Laurutė. Tiesiog iškirpk ir užklijuok priklijuojamą filcą, kurio turi milijoną. Tik tiek reikia paimti ir priklijuoti kitoj pusėje. Na, bet ar aš prisirašiu? Aišku, kad ne. Tai va, daug nesiplėsiu, gražus reikia imti ir padaryti. Ar pažadu padaryti iki kalėdų? Ne. Taip, kiti 2 plastikiukai, ta pati istorija. Čia buvo, Jėzu, koks čia rinkinys? Volšebnaja strana. Neatsimenu. Žodžiu, kažkas iš rusiškų rinkinių, seniai siuvinėta. Čia turėtų būti kaip ir vienas burbulas. Taip va. Bet aš niekada negalvojau apie tokį variantą. Aš galvojau kaip 2. Kitoj pusėje uždėti priklijuojamą filcą ir 3 burbulus. Man atrodo, išsiuviniau šitos dar seniau negu... neatrodo, iš tikrųjų išsiuviniau seniau negu stiklainiukas. Kaip matot, nesutvarkyta. Ir paskutinis plastikiukas. Štai toks irgi iš tų rusiškų dizainų, seniai siuvinėtas. Gal čia net pirmas plastikiukas. Štai tokia gūtė, čia net yra karoliukai, viską. Tiesiog imk ir priklijuok. Nedaug darbo. Tiesiog imk ir priklijuok. Oi,
bet turbūt mane jūs suprantate. Tikrai yra tokių, kaip aš, kurios tik išsivinėja, o darbą iki galo nepadaro. Ir tada karoliukai, čia ukrainietiški dizainai. Kaip jie vadinasi, vėl užmušau Dievą. Žinau, palaukit, tuoj pasakysiu, nes turiu nepradėtų. Ai, va, čia yra Volšebna strana. Taip, ir čia yra ukrainietiški, tai ten buvo Žarptica. Taip, ten turbūt buvo Žarpticos. Tie, va šitie burbuliukai. Ir šitas čia buvo Žarptica, o čia yra Volšebna strana. Viskas. Išspręstas detektyvas. Taip, tai turiu nemažai. Labai patinka. Dabar, kai peržiniau, ką jums parodyti, ką aš turiu sandėliukę, tai pasirodo tik tai 2 belikė. Tai gaila, nes tikrai man jie patinka. Šitas saldainis buvo pats pirmas. Ir man atrodo, kad aš įgau dovanų. Ta prasme, rinkinį. Ir žiūrėkit, čia net užklijuota. Va, priklijuojamas filcas, jisai net užklijuotas. Vienintelis turbūt bus apipavidalintas, kur reikia įdėti pastangų. Tai va, šitas kabant eglutės kiekvienais metais, aš tokiai dėžutėj laikau ir jos pakabinu. Tai va vienas. Ir kitas irgi iš tų pačių senesnių yra lokys, antras. Jo. Neapipavidalintas, bet uždėta virvutė ir kabinu ant eglutės. Taip, aš ant tiek tinginė, nesugebu čia priklijuoti, aš kabinu tokį. Bet kadangi ant eglutės kabini taip, jis nesisukioja, mato tik tai eglutės kamienas, kokia baisybė yra kitoj pusėje. Ir 3 šitie yra jo sutvarkyti, nes tiesiog į rinkinį ėjo tas sutvarkymas, tai daug paprasčiau. Tai čia jau T3D, kai prasidėjo nauja serija, jau netokie plokštus kaip šitie, tai tada nusipirkau šitos 3D variantus, tai buvo, atsimenu, kad pradėjau nuo namuko, labai patiko, tai matosi, kad čia yra siuvinėta, kas nesat siuvinėjų, medinis ten viduj, ir šitas visas rūdas namukas siuvinėtas ant medinuko, o ant viršaus dedasi plastikas ir šitie karoliukai jau yra ant plastiko. Tai sukūrimas toks 3D efektas. Atsimenu, kad labai patiko man jiem. Tada toks irgi, matote, pavidalinta, nes tiesiog eina į sieną. Tiesiog su šitais, kai, išsiuvinėjai ir realiai gali kabinti. Negražu kitoj pusėje, bet, jis yra užbaigtas. Tai šito darbo tu neužbaigsi, nes nepadaręs šito filso. Tai aš manau, kad šitie kūrėjai žino, kad tokių kaip aš yra daug ir galvoja, ne, reikia, kad jie pagaliau pabaigtų iki galo, tai padarė tokį dizainą, kad tu privalai, jeigu nori tiesiog užbaigti, privalai, nes vis čia daug yra skirtingų dalių, kad jas visas sudėti, reikia ir filcą prisiūti. Tai, žodžiu, pergudravo tam, kad būtų apipavaidalinti darbai. Tai va, tai toks gražuolis. Čia irgi mėlyni karoliukai ant medinuko, balti karoliukai ant plastiko ir gaunas 3D gražus efektas. Ir netgi čia gal daug, nes dar ten atsispindi, mano pirštų uždengia, filcas. Tai va, tai čia yra gudru, čia yra faina, nes čia jau tu esi priverstas pabaigti, pabaigdamas darbą jį yra apipavidalinį. Labai gudriai sugalvojat, daug paprasčiau, nes šitas taip ir guli. Niekada gyvenime turbūt bus neapipavidalintas. Ir paskutinis iš tos serijos, mašiniukas, labai gražus, visa mašinytė ir eglutė siunėta ant medinuko, ant viršaus yra tik šitie karoliukai. Problema čia yra, gal jums ir nesimatys. Žiūrėkit, nežinau, ar matysis, kai kelsiu YouTube ir kokybė susigadins. Bet ta žilka matosi, nes čia yra tiek pavienių, kad neįmanoma tokį kiekvieną karoliuką daryti, tą žilką kirpt ir vėl iš naujo daryti, tenka pertraukinėti. Tai gerai, kad ne tokia, permatoma, tai iš toliau ir nesimato. Bet iš arti, kieno kelias gudresnis, mato tą žilką. Tai va, turiu tokią gvardiją, tai kiekvienais metais papuošia mano eglutę. Aha. Taip, ir dar turiu vieną užbaigtą, du išsiuvinėtus darbus ant medžiagos, bet neapipavidalintus. Ir bus viskas iš mano pabaigtukų. Tai kaip minėjau, dar turiu išsiuvinėjus Riolis pelėdą, bet kažkur jinai ten pasislėpus.
Taip, išbaigtų darbų. Madame Chantilly. Aš ją, man atrodo, pabaigiau kartu su 100 dienų iki kalėdų. Kaip matot, šiemet nedariau, bet kažkada savo laiku padėjo darbas pabaigti. Taip, tai va. Gražus. Aš labai atsimenu, gailėjausi dėl audinio pasirinkimo, nes labai marga ir sniegas pasislepia. Na, bet dabar kažkaip visai gražu. Toks subtilus. Man patinka. Ir kitas, turiu pabaigtuką, kuris yra ne mano. Tai kažkada sendaikčiuose radau rinkinį. Man atrodo, jį net pamatysiu, o gal ir neatsinešiau. Ir jame buvo jau užsiuvinėtas darbas ir net ir jau čia filtras užkliuota. Kažkas buvo daug darbštesnis už mane, net tokius darbus sutvarkydavo. Tai va, tai turiu tokį, tai kažkada reikėtų iš jo kažką padaryti. Jau kažkas išsiuvinėjo, tai reikėtų įforminti. Tai ką, tiek yra išbaigtų, dabar laikas pradėtukams. Ir tie pradėtukai yra kalti, dėl ko aš darau šitą video dabar, nes aš jas noriu jau imti, tęsti, daryti, bet noriu jums parodyti, ties kur viskas sustoja. Tai gal papasakosiu apie problemą. Taip, žinot, kad aš esu besagė, sagos nebeturiu, naudoju kitas programas, Fantastitch, tada Paradise, jo. Ir ištiko mane bėdelė, didelė bėdelė. Dėl vieno darbo taip nepergyvenu, bet dėl kito tai tikrai pergyvenu. Esmė tame, kad mano Paradise'as ir Fantastitch skaito XSD failus, neskaito sagos failų. Man tame problemas nėra, mano beveik visi turimas visos schemos yra XSD. Ir iki šiol aš nesusidūriau su bėda, iki dabar. Turiu 2 darbus, kurie pasirodo pas mane nėra XSD, o yra sagos variantai ir aš neturiu per kur jų siuvinėti. Neturiu tokios programos. Tai reikės persirengti. Tai va, dėl vieno darbo neturiu problemos, tai yra dėl šito. Turiu aš čia viršelį. Šito, nes kadangi aš turiu rinkinį, yra schema, tai jeigu nerasiu interneto platybėse XSD, tai paimsiu ir persirengsiu. Tai čia kaip ir bėdos didelės nėra. Ir tai va, ir kalbant iš ką parodau, bet nežinau, kiek turiu, nes neturiu programos, kur galėčiau pažiūrėti. Tai va, tai čia yra tas pamečių žirklės, va. Čia yra, kaip suprantat, šitas kampas. Mano didžiausias iš kalėdinių dabar turimų. Lėtais, man eina, aš jau į porą metų judinu, klibinu, bet nepadaug padarau. Nors jis man pats gražiausias iš kalėdinių, tų, kurių dar esu neišsiuvinėjus. Bet aš kai nusipirkau, aš galvoju, kad aš čia easy peasy, taigi čia Gold Dimensions, čia bus daug pusinio, aš viską kaip padarysiu. Ir kai aš atsidariau, pamačiau, kad viskas čia, visas šitas smėlis, sniegas, absoliučiai viskas siuvinėjasi pilnais. Ir man kirto. Va čia matosi, viskas čia yra pilni. Nes aš kažkaip, man taip susišvietė, kad čia bus pusinukai, nes, tarkim, yra tie elniai, žieminiai elniai, kur siuvinėjo Rasa, praeitais metais, man atrodo. Tai ten beveik viskas pusiniais, tai easy peasy. Ir mane taip demotyvavo, kai aš pamačiau, kad čia viskas yra pilnais. Tai taip jis išstovi. Atsimenu, esu mačius Editą, iš rankdarbio yra išsiuvinėjusi. Fantastiškas, grožės, papuoštų namus. Bet. O dabar dar labiau, man užsimes jisai, nes aš neturiu XSD varianto. Bet įmanoma rasti. Manau, kad aš jį gal net rasiu, jeigu ne, tai galėsiu pasidaryti. Tai čia problemos nėra. Yra, bet jinai yra nedidelė, nėra išsprendžiama. Bet dabar turiu bėdą su šituo reikalu. Va, čia yra bėdelė. Nes čia yra autorinė. Senai pradėta ir, man atrodo, rusų autorinė. Ir aš atsimenu, kad aš gavau sagą iš autorės. Aš net neturiu to popieriaus. Aš neturiu popierinės schemos. Turiu tik tai sagą. Tikrai aš autoriai net ir norėdama neparašysiu. Nors aiškiai nerašysiu. Ir va čia yra bėda.
nes aš neturiu kaip susirinkti XSD failą. Nes aš esu radusi jo viršelį, atsispausinusi. Dabar neatsinešiau, bet aš jį turiu. Tai gal kažkokiu būdu įmanoma rasti pas save ir schemą, popierinę, aišku. Tada aš, aišku, persiunčiau. Bet kur ta popierinė schema? Ar aš ją vis dar turiu? Nesgi kam tas popierius, kai yra saga, ne? Tai va, tai negaliu pabaigti šitą darbą. Aš norėčiau pabaigti ir užsibaigti. Jis labai gražus. Čia liko, tada dar vieną lentyną ir man atrodo čia koinės ir viskas. Bet aš neturiu schemos. Turiu sagos schemą, bet neturiu kur įsidėti sagos schemos, nes nieks neskaito sagos apart sagą, o skaito XSD failus. Tai va, tai tokia bedelė su mano peliukais. Tarp savo remontų didelė tikimybė, kad net nebeturiu tos schemos, popierinės net. Tai va, su šito biški man gaila, nes jeigu Dimensions aš galiu susirasti platybėse, čia tai net neatsimenu nei pavadinimo, nei autoriaus. Ir šiaip autorinių retai būna kažkur platybėse dažniausiai rinkinių schemos. Ir net neturiu kaip persirengti. Smagu. Tai va dėl to gaila. Tikrai. Tai va, viskas. Liūdna gaida baigėsi. Dabar keliavam toliau, kur viskas smagu ir dėl ko aš iš tikrųjų noriu šitą video, nes aš kai kurios darbus, kurios dabar pamatysit, noriu imti, nes jau biškį Bela Filipina kaip ir jau atsibūdo ta violetinė spalva, jau man norisi jau galbūt iš mėlynos pereiti žydrą, tai arba neryškiai raudoną, tai va, tai turiu kelis pradėtus, turiu vieną Dimensions petitą pradėtą. Lietuvoje nelabai aš daug mačiau, gal vieną tik tai žmogų mačiau užsiuvinėjusi. Labai jis man patinka. Ir gal šiemet labai man į temą, nes dukra pirmą komuniją eina. Tai toks krikščioniškas, malonus. Tai va, turiu nedaug. Kaip galite suprasti, turiu lango. Šiaip pradėjau nuo gražiausios dalies, gražiausių, įdomiausios spalvų, nes paskui laukia pilkos, žydros ir rudos. O pradėjau būtent nuo tų gražiausių spalvų. Tai nežinau, kiek čia yra, nedaug, bet visai norėčiau imti ir tęsti. Problemą čia atsimenu praeitų metų, kodėl tik mažai siunėjau, nes labai kieta Aida 18. Ir netgi uždėjus lankelį atsimenu, kaip man brūžindavo šitos vietos. Tai reikėtų gal nusipirkti arba pasisiūti trusikėlius vadinamus, kad man čia nesibraižytų to audinį. Nes atsimenu, man net šitos vietos nubraižydavo. Ant tiek tą Dimension saidą. Bet gražus, norėčiau pasikabinti. Kai turėsiu kur, kai sienos bus nudažytos. Tai, tada kitas. Aš jau dabar pasidariau, kadangi irgi buvo pas mane sagoj praeitais metais, o šiemet jau sagos nebeturiu. Tai Paradise jau susivedžiau, kiek turiu jo. Tai turiu 66%. Tai Ne. Aš gau pačiam 6, tikrai ne. Ai, kitą darbą, meluoju. Čia yra 33, taip, liko šiam 6. Tai Mereškos katinukas. Taip, teisingai, turiu 33 ir atsimenu nustebau, nes realiai padaryta lygiai ketvirtis, tai turėtų būti 25. Žinot, ką aš dabar galvoju, aš šneku ir galvoju, kad aš jaučiu painios. Aš atsinešiu planšetę. Ir tada jums pasakysiu tiesą, nes dabar šneku ir pati galvoju, ar aš tiesą šneku, tai sustabdykim sekundį. Viskas, grįžau, jokio melo daugiau, nekauju. Daugiau tiksliai galėsiu pasakyti, kaip yra. Taip, tai turiu 35%, netgi daugiau, nes aš dabar galvoju, aš lyg ir nustebau, kad čia yra daugiau negu 20, nes čia 25, realiai yra ketvirtis, matosi, ne? Galvoju, kaip čia gali būti 33, bet dabar pasižiūrėjau, kad yra netgi daugiau negu 33. 35%. Iš viso yra beveik 30 000, 35 jau gatavi. Tai kiek aš iš viso čia esu padarius? 10 000. Jo, tai logiška, iš 30 pusė, tai trečdalis tai 10 000 su kapeikom, tai visai neblogai. Manau, laikas tęsti.
Labai jis man gražus, labai patinka, aš augdama turėjau labai panašią katę, pas ją gal baltos spalvos tik nebuvo. Tai buvo pilka, su rudu ir kažkaip man asocijuosi su mano buvusiu augintiniu. Grožis. Tai va, tai noriu šitą imti ir pratęsti. Čia visai fainai ją siuvinėjęs, atsimenu, kad tikrai nesunku. Tada kitą darbą, kurio kažkaip keista, bet būtent jo aš ir noriu labiausiai, jį būtent noriu tęsti labiausiai. Tai yra 36%, aš tai pilka. Kodėl aš noriu tęsti, man labai keista, nes jis pilkam pilko, aš atsimenu, kaip aš vargau su juo, bet kažkaip pat man jo norisi. Tai jeigu jūs nežinot, kas čia yra Arto mergaitė, mano princesė, laipanti stogais. Oi. Ant kiek matosi, kad aš mėgstu pradėti nuo apatinio kairio kampo. Visi darbai. Tai va, tai kaip matosi yra namukas, šito namuko tik tai viršūnė nebaigta, šitas namuko irgi tai realiai jau galima bus greit ir bėsint. Va čia aišku nėra šito namo, bet jau kokius langinės, tai tikrai galima būtų imti ir subėsint. Ką dar pastebėjau, tai kad jau dabar yra audinys. Va. Norėjau parodyti jums, kad jau dabar nuo lankelį yra tokias skylės. Aišku, čia jis yra toks pilnas siuvinėjimas, aš manau, kad čia jis pasportas. Ir tada, taršime, kad neliks to audinio tokio, kaip realiai kaip viršelyje. Užsidengs, bet vis tiek galvoju, dar tik tai trečdalis darbo jau tokias skylės. Aišku, jūs man minėt, kad galima ištaisyti, aš irgi sutaisius. Čia nesudėtinga, bet tiesiog kažkaip neatsimenu, kad tai būtų buvę, bet aišku, kad buvo, nes nuo lankelio. Tai va, tai turiu 36% šito darbo, o iš vis yra labai nedaug, 11 000. Tai tikrai nėra didelis darbas. Čia gal kas atsibos, tai atsibos turbūt tas sniegas, nes matosi, ne, pavieniai. Ir aišku, pilkam pilkos. Tai turbūt mergaitės jau net bus atgaiva. Tai va, šitą labai noriu pajudinti, noriu užfiksuoti, kiek buvo, nes kai žiūrėsit lapkričio video, jau matysit tai, kiek man pavyko padaryti. Taip, ir tada dar 2 mažiukai yra pradėti. Sąlyginai. Man tai kaip standartiškai, jums gal mažiukai, žiūrint, ką mėgsta atsiuvinėti. Magnetukai. Kas čia yra? Tai kamera nukrito, tai magnetukai prilimpa. Tai Milhilas, atsimenat, aš kalbėjau spalio apžvalgoje, kad nusipirkau nuostabų rėmą ir daugiau man nebereikės daryti visokių išmislų. Tai va čia tas išmislas, kad aš popierių užsiūnu ant medžiagos ir jau tada medžiagą dedu į kusnepą. Tai kadangi vis dar mano vyno vartai siuvinėjami, tai neužkeičiu, bet turbūt šito neužkeisiu, kiek jau man čia beliko. Tai va, tai jis turėtų atrodyti štai taip. Vyro dovana iš Amerikos, ko čia dar nėra, nėra inicialų, nėra datų, tai palikau pabaigai. Kas ten žino, ar aš 25 ar 26 pabaigsiu. Bet iš tikrųjų tai labai nedaug liko. Liko skaičiai ir abėcėlė. Tai manau, ten ir daug jau ir padaryta. Nes irgi viską susivedžiau, nes irgi buvo sagoj. Va, čia yra 6%. Taip, aš jau ten nesąmonę šnekėjau jums. 6,9. Galėjo būti 6. Būtų max velnio skaičius. Tai va, tai nedidelis, 80 ant 80. Čia turbūt tas, kad labai daug buvo balto fono, bet aš tą baltą foną padariau pernai, tai tik tai mano to geriau. Tai būtų gerai pabaigti iki kalėdų. Nusipirkčiau šią rankdarbų tą vadinamą rėmelį Milhilams. Ir viskas. Ir dana. Tik tai aš iškart dabar pamačiau, kokią aš klaidą padarius. Čia kiek mažai yra palikta, o čia kiek daug. Kaip aš taip apsiskaičiavau. Tai bus biški, manau, problema man su to rėmeliu. Reiks gal nukirpinėti čia. Žodžiu, pernai ir užpernai pridariau problemų, šiemet reikės rėpti. Ir paskutinis. Tai jeigu mano kelioninis būdavo stiklainiukai, tai po stiklainiukų pakeitė tie vadinami gaubliai. Gaublys turbūt, nes sniego gaubliai. Tai va šitą esu pradėjusi ir turiu tikrai
nemažai. Dabar net neatsimenu, nepažiūrėjau, bet jis mano yra kelioninis, tai aš siuvinėju su Fantastitch, nes Fantastitch turi tą perėjimą tarp įrenginių. Tai, labai daug ko aš jums čia nepasakysiu, nieko nei jisai sudėtingas, nei čia ilgai užtruktum siuvinėti, jeigu tiesiog siuvinėtum, kadangi jis man yra mašininis kelioninis. Tai jisai, taip, kada mes keliaujam, kada yra ūpo keliaujant siuvinėti, tada aš jį ir darau. O aš čia turiu 55,3%. Tai jau pusę peržengiau, kas ir matosi, manau, nes, kas čia beliko. Truputį tik tai meškučio ir tada jau fonas. Žinokit viskas. Tai va tiek su tais pradėtukais. Tai planuoju tęsti mergaitę ant stogo ir katuką. Norėčiau ir tas peliukus pabaigti, bet yra kaip yra. O dabar laukia mano pradėti darbai. Laukiantis darbai. Tai yra mano schemos, rinkiniai ir sandėliukas, kaip sakant. Tai sekundė atsijungiu, pasiruošiu. Na ką. Ir vėl galvoju, kad turiu daugiau. Ar aš kažkur nukišu savo tos rinkinius ir aš jų neatsimenu. Nes vieną tai tikrai matau, kad nėra ir nežinau kur ir labai nenoriu pradėti kuistis, tai pakalbėsime apie tai dar. Gerai, tai turiu vieną žurnalą ir vieną knygą. Tai žurnalas Cross-Stitcher. Tokių neblogų yra dizainų. Tuoj parodysiu, kad čia jums neatskleist. Čia gal geriausiai matysis per turinį. Tai man labai šitas gražus, visokių kalėdinių, visokių tokių yra, tai turiu tokį. Net ir vadinasi, paskutinės minutės šventiniai visokie grožiai. Tai va, ir turiu šitą knygą ir tas mano, tas mano liniukas, kur yra įrėmintas, būtent yra iš tos knygos, tai tikrai iš šios pačios net nepatogu, bet dizainai nuostabus. Parodysiu, kas neturit, galbūt, arba nesat matę, tai va, galiu parodyti šitą. Šitą turėjau ne vienerius metus savo norų sąraše. Galvoju, reiktų imti ir tik tai turėčiau turbūt ne ant baltos, nes čia yra apsnigta ir net nesimato. Bet man labai gražus tai dizainai. Šitie tai labai gražiai turėtų būtent, paskui padaryti kalėdinius žaisliukus. Čia įrankių dėkliukai. Bet čia jau, tas skonis savotiškas, šitą, man atrodo, Elinga, jeigu neklystu, siuvinėjo. Mano gražuolis. Čia padaryta kaip knygos viršelis. Labai gražus tikrai dizainai, tiesiog imk ir siuvinėk. Šitas yra ant viršelio knygos. Labai gražu, tikrai. Čia visokių idėjų. Abėcėlė. Fantastiškai gražu. Tai va, tai tokią turiu. Ir tas žurnalas, tai į mano biblioteką gana nedidelę. Taip, dabar turim porą Dimensions. Pasidėjau. Tai, kai pabaigsiu meškiuką, lauks sniego senis, tai irgi, man atrodo, yra 4 kaip ir stiklainių. Tai gal kažkada turėsiu ir kitus, bet turiu tik tai šitą. Tada turiu štai tokią. Atsimenu puikiai, kad ši dovana nuo Anos. Reiktų imti ir padaryti, tokie gražūs motyvai. Tada gal atsimenat, bent jau aš kai pradėjau siuvinėti, čia buvo banga šitų, aš tuos vasarinius esu išsiuvinėjus abudu ir dar turiu abudu žieminius, tai šitas senesnis, atsimenu daug kas siuvinėja kažkokie 10 metų, gal 8, aš tas paskui išėjo vėliau. Irgi atsimenu, kad labai norėjau ir turiu ir laukia savo eilės. Labai įdomu kelintų metų dabar aš galvoju, nes aš atsimenu, kai jis išėjo. O kelinti čia metai? 18. Nu va, taip ir sakiau. 18 išėjo, tai šitas dar senesnis. Ir tada turiu Dimensions. Irgi reiktų imti ir pradėti labai gražus. Paukščių lesyklėlės.
Su šito darbo buvo taip, kad Svena Siuvinėta, Ramunė linkėjimai, jeigu netyčia žiūri. Mūsų dukros lankė kartu darželį ir jinai pardavinėjo. Ir aš sakau, žodžiu, mes susitarėm ir mes, nesutapdom mūsų laikai, kada mes imam vaikus, tai jinai įdėjo mano dukros darželio spintelę. Tai va taip būna kartais. Taip. Ir tada turiu štai šitą, pirkau, atsimenu, seniai per Kėdainių susitikimą iš Editos. Kažkaip tuo metu man labai patiko, bet aš paskui porą metų kažkaip visai nenorėjau, o va dabar pažiūrėjus tas gražios detalės, gal visai ir norėčiau. Bet nežinau, ar aš daryčiau būtent taip, pagalvočiau, bet, pavyzdžiui, šitas koks gražus, ant kiek keičiasi skonis. Nes atsimenu, pirkau, patiko, paskui porą metų nebepatiko ir jis pas mane taip guli ir guli, galvoju, aš niekada nepradėsiu. Ir va dabar žiūriu, kad kaip būtų faina pradėti. Tai kartais, kai atrodo, kad niekada nebesiunėsiu ir gal reikia tas senus darbus perleisti, tai turbūt ne. Aš iš to požiūrio, kad valgyti neprašo vietos, tik tai prašo. Bet grįžta. Pailsi, nieks nebesivinėja, akis nebekrenta. Ir vėl noris, šitas, kaip man patinka, eik tu savo. Gal net pasikeisiu, gal net pradėsiu. Tai va, Dimensions pas mane tikrai iš tikrųjų yra labai mažas sandėliukas, pasirodo. Netgi kojinių neturiu. Tai pačiai net keisiu iš tikrųjų. Kažkaip aš galvojau, kad jau čia pas mane dimai, tai plyšta. Nu tikrai ne, 6. Ir tai tik tai 2 dideli, 4 mažiau. Tai kas čia yra, čia reikia pirkti ir pirkti. Ne, šiaip yra, man patinka kojinė viena su laputė, ten tokia ryški ir labai norėčiau. Tai tas senasis yra vienas su kardinolu, labai gražus prie rogių. Bet pasižiūri, tada pasižiūri, į kainą, tai su lapė gal nebrangu, bet su kardinolu tai tikrai. Ir pasibaigė mano pažiūrėjimas. Tai va, tada turiu dar porą rinkinukų. Šiaip jie visi man panašus, tai sudėjau vieną krūvelę. Tai va, turiu tokius Arto grožius. Tikrai, paprasti gražus galima imti ir padaryti per 1 mėnesį. Nežinau, kodėl aš nepradedu, taip guli ir guli. Imk ir siuvinėk. Ir kitas, kuris man tematiškai gal visai čia ir tinka, tai va šitas riolis. Tai kai išėjo ta naujiena, aš iškart grėbiau, man žiauriai norėjau. Dar tais laikais nedariau pati sagos, tai atsimenu, Ramunė man yra padarius. Kur tą sagą, neįsivaizduoju. Reiks vėl rašyti Ramunį, gal dar turi. Tai va, tai žodžiu, ėmiau ir taip ir nepradėjau. Nors čia irgi nėra čia to darbo. Labai gražus, kažkaip man labai patinka. Tai va, tai tokie 3, tikrai neapsunkinantis. Nebūtų apsunkinantis gyvenimą, ne taip kaip Dimensions mano pradėtas, tas namas didelis. Tiesiog imk ir padaryk. Gerai, tada... Valšebnės tranatai, minėjau, kad turiu tik 2 belikę. Tai vienas senas arkliukas iš tos pačios seniausios kolekcijos ir šitas iš tų, kur 3D. Labai man patiko, atsimenu, užsiprašiau draugės kalėdą, mes keičiamės dovanom. Irgi pasibaigčiau, nes reikia kartu sudėti viską. Tai irgi reikėtų šiemet imti ir padaryti. Toks jis man gražus. O taip ir nepradedu. Tai va. Iš tokių tik tai 2, tada čia bus tokių ale rinkinių ir ale schemų, tai bus toks mišinukas visko. Tai taip, Little House Needleworks, man atrodo, kad čia vyro dovana, bet aš galiu, iš Amerikos turiu, kai jis buvo, bet gali būti Rūtos, nebeatsimenam, tai kažkada, kai jau pradėsiu, reiks pažiūrėti video, kur Rūtos dovanas apžiūrinėjom kartu. Ir ten bus aišku, ar Rūtos ar vyro. Tikrai neatsimenu. Tada čia tai jau tikrai. Ne, ką aš sakau tikrai. Irgi. Gali būti vieno, gali būti kito, bet man atrodo, kad Rūtos. Štai tokie 2 grožiai namukai. Aš žinot, kodėl aš maišausi, nes pasirodo, kad mano vyro skonis ir Rūtos skonis labai panašus. Tai taip ir gaunas, kad aš nebeatskiriu kur kieno dovanas. Taip, čia tai tikrai Rūtos, 100%.
tai kažkada atiteks jums. Tai yra advento kalendorius Madame Chantilly. Kas atsimenat mano istoriją su advento kalendoriu, tai nesu didelė gerbėja, gal geriau žaisliukus tokius padaryčiau, bet ne advento kalendorių. Jeigu nežinot tas istorijas, tai parašykit komentaruose, galėsiu kitą mėnesį papasakot, apie ką aš čia kalbu. Taip. Dar turiu tokį. Labai gražus, toks šmaikštus. Jisai sukūrinėja sąrašą, ar nepildo sąrašą, 2 kartus patikrina, ar išdykęs ar nice, ar geras ar išdykęs, ir Kalėdų senis atkeliauja į miestą. Oi, čia žiūrėkit, 3 turiu į tą pačią kolekciją, žiauriai gražus, irgi reikėtų imti ir padėti, tik tai garantuotai čia su rankų dažymo siūlais. Tada turiu laputaitę, jinai man nėra labai žiemiška, bet čia yra snaikės, tai tiesiog rodau. Irgi labai seniai noriu pradėti. Tada turiu itališką rožinės kalėdas. Labai fainas irgi šmaikštus, tik aš audinį tikrai kitokį rinkčiausi. Taip. Šitą pirkau visai neseniai šiemet. Iš jo rankdarbių. Štai va toks. Čia, kaip suprantu, net kartojasi, tai turbūt tiesiog yra keli būdai, kaip jį išsiuvinėti. Nes va tas pats peace, love, ar ne, tie patys tiesiog kitaip išdėlioti, tai dar nebuvau atidariusi, bet labai gražus. Šitas man gal gražiausias. Tada turiu čia tikrai Rūtos dovaną. Mano vyras irgi Tomas, tai būtų labai tema. Koinė. Ašgi turiu koinę. Dimensions, išsiuvinėta. Kur jinai yra? Bet ką tik supratau, aš jums neparodžiusiu Dimensions koinės. Oh my god. Gerai, gal netyčia rasiu, tai tada dar parodysiu. Bet jau po visko. Taigi Dimensions, aš turiu koinę. Išsiuvinėta. Apipavidalinta, ne mano, siunčiau. Kristina išspasiūti, bet aš ją turiu. Kur jinai yra? Aš sakau, man atrodo, šio pusėje savo dalykų neparodžiau. Tai remontai. Oi, gerai, grįžtu. Soriukas, buvo lyrinis nukrypimas. Just Nan. Ne visai atrodo kaip kalėdinis, bet čia snaigė. Tai žieminis. Ir tada tokių porą mažuliukų. Štai toks, man labai spalvos ir tematika yra Dimensions, čia ne Dimensions, bet primena, žiauriai primena Dimensions. Tada turiu štai tokius plastikiukus, burbulus, čia už kartą yra tie burbulai. Tada turiu štai tokį. Čia yra tokia juostelė, ant jos reikės išsiuvinėti. Tada štai toks katinukas. Čia irgi tik katinuką reikia išsiuvinėti, nes čia išsitraukia skylėje. Ir įsideda katinukas. Tada štai toks meškiukas. Labai gražus. Ir peliukas su paukštuku. Štai. Jo, ir tada tokių porą mažuliukų turiu. Čia ne visai kryželių, bet tokį. Čia yra Rūtos, irgi Kalėdų senis, labai fainas. Heart in Hand, mano mylimas kūrėjas. Čia irgi iš Rūtos, kitas kalėdukas, seneliukas. Tada turiu va tokį. Oi. Kalėdinė gėlė. Čia fainą daiktą turiu, žiūrėkite, galima padaryti ant dovanų papuošimai. Jau viskas paruošta kortelės. Ir tokį mažuliuką. Ir tada turiu krūvą Milhilų.
Nu, gal ne visai krūvą, bet turiu. Štai toks gražus bridžiukas. Turiu vieną iš nykštukų, jų čia yra visa irgi serija. Tai aš turiu su pelėda. Ir tada turiu, jau parodysiu jums krūvą. Kalėdinių žaisliukų, nei vieną nesu pradėjus. Ir ko čia trūksta, supratau, kad tikrai irgi neradau, tai yra, aš turiu tą kankorėžį, gal žinot, Melhilo. Tai kažkur tiesiog padėtas turbūt, tai neparodysiu, bet turiu ir jį. Tai štai toks. Šitas man turbūt gražiausias. Ir paskutinis. Tai va, toks mano sandėliukas. Tai jo, neradau tik tai koinės. Kur ta koinė, reikia gerai man dabar pagalvoti. Einu paieškoti, gal netyčia, tai jums dar parodysiu savo koinę. O jeigu ne, tai ačiū, kad žiūrėt. Gerą jums kalėdinio laikotarpio. Ir iki greito. Sveikučiai. Nu ką, pasistengiau. Aiškini savo visus namus. Ir dar radau 3 darbus, kurių jums neparodžiau. Iš kalėdinės tematikos. Taip. Tai pernai mano siuvinėtos pelytės ant spausdinto audinio. Audinys pirktas iš ukrainietės Michelle. Tai jeigu reikės kažkam kontaktų, prašykite, aš per Instagramą mes ten daug pirkom mūsų, tai tiesiog susitarėm ir jis atkeliavo, o aš tiesiog vieną iš sendaikčių rinkinukų išsiuvinėjau ant štai tokio gražaus audinio. Tai va, tai buvau pamiršus parodyti šitą. Tada mano minėta koinė, kuri tikrai mane išgąsdino, buvau baisiai išsigandusi ir aš tikrai jos kažkur per tos remontus nepamečiau. Tai štai jinai, vienintelė koinė, kurią aš turiu. Tuo metu, kai siuvinėjau, tai buvo sunkiausias mano sudėtingiausias darbas, gal net ir yra iki šiol. Tai va, tai nuostabaus grožio, kardinolas, elniukai, miestas, daug metaliko, bet yra ir pusinė nemažai, kaip matot. Tai aš siunčiau Šiaulius, kad man pasiūtų, pati nerizikavau. Mano audinukai va, labai gražiai ir papuošia mus kiekvienas kalėdas. Ir paskutinis, dar buvo vienas įrėmintas, tai kitoje vietoje padėtas, tai štai toks elniukas. Tai, gal nebūtinai įsikalėdinis, bet tie taškiukai kalėdiniai, tai man visai į temą. Tai va, tai papildo kolekciją, yra daugiau. Aha, tada dar noriu su jumis pasikalbėti. Mes su tokia siuvinėta Karolina, pavardės gal dabar nereikia, ten karts nuo karto siuntinėjimas dalykais, čia susijęs su mano schemomis, ne kartais jos išsiuvinėja kaip testerė. Ir šį kartą, kai siuntė man darbą išsiuvinėtą, atsiuntė dovanų. Tai aš tiesiog noriu pasidalinti, kadangi tas kalėdom kartais prie pagrindinių dovanų reikia smulkmenų, gal tiesiog keičiate smulkmenėlėmis, tai visai būtų variantas tiesiog. Nei manęs prašė reklamuoti, nei ką, tiesiog gavau dovanų, tai galvoju, reikia pasidalinti su jumis. Tai va, tai gavau štai tokias labai gražias žvakes. Tai čia tokia, eglutė iš rožių, žvakutė va. Tikrai uždegsiu, labai patinka, labai graži. Ir va tokia rožių burbuliukas. Taip pat įdėmuliuką, bet jau čia neatsinešiu, bet tiesiog noriu parodyti, kokie grožiai. Tai aš, čia dabar numerį uždengiam, bet Karolinos rankdarbiai, tai pasidalinsiu Instagramu jos ir galbūt norėsite įsigyti. O kad dar smagesnis būtų šitas video, skelbiu Blitz konkursą savo schemas, nes dažniausiai, kai darau mėnesinius, tai jau mano schemos pavėluoja pas jūs ateiti, tarkim, Halloweeninis, ateina gruodį ir panašiai. Tai aš esu vakar, nes dabar jau yra lapkričio 25, tai užvakar paleido naują schemą ir pagalvojau, kad galbūt būtų proga jums ją laimėti ir jau šito
laimėjimo paskelbsiu, kai bus lapkričio mėnesinis video. Tai reiškia, čia liks mažiau negu savaitę, kelių dienų blitz konkursas. Tai tiesiog rašat kalėdinę mandalą ir kažkas greitai per lapkričio video apžvalgą jau bus išrinktas laimėtas. Tai štai ta schema. Mano čia vadinama ta mandala, bet iš tikrųjų, jeigu ant mažesnio akaunto siuvinėjant, tai jinai galėtų būti ir tas vadinamas pinkiušinas. Tai ta pagalvėlė daroma, ar ne? Nes jinai čia ties viduriu galėtų susitraukti, jinai yra visiškai simetriška, kvadratas, tai tikrai galėtų tapti ir pinkiušinu. Tai viskas, tiek yra pas mane kalėdinių džiaugsmų. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Pasidalinkit su draugais, galbūt yra siuvinėjančių, galbūt irgi patiktų karts nuo karto žvilgtelėti ir mane. Ir paspauskit laiką, pasidalinkit, pakomentuokit ir nebūtinai dėl schemos, bet galbūt šiaip patiko kažkas iš kalėdinių mano darbų arba rinkinukų, kas manęs dar laukia. Tai labai lauksiu komentarus, visus komentarus visada atrašau, nieko nepalieku neatsakyto. Tai tikrai labai norėčiau su jumis pabendrauti plačiau. O dabar greitai komentuokit, kas norite schemos ir labai greitai po kelių dienų jau pamatysit lapkričio apžvalgą. Tai ačiū labai, ačiū už jūsų laiką ir dėmesį ir iki greito.